Sveiki gyvi. Kaip gyvenate? Ir vėl aš čia. Sveiki gyvi. Žinai, pastebėjau tokią tendenciją, kad šiais laikais yra labai populiaru patapt guru. Kas norėtumėte šiais laikais patapt guru? Nu, pavyzdžiui, yra labai populiaru šiais laikais patapt guru, pavyzdžiui, vesti rebefingo užsiėmimus. Arba vesti jogos pamokėlės irgi. Žinai, visi tave žiūri kaip į kokį masterį, žinai, tam mokinas iš tavęs viską. Nu, ir žinot, pavyzdžiui, būna vieniem pasiseka ten patapto guru ir visi ten žmonės pradės pasko sekti, ten taip toliau. Ir tada tas žmogus, kaip sakant, gali ir iš to pradėti netgi gyventi. Sakykime, patapo guru, žmonės jį ten palaika, kaip sakant, ir žmogus gali gyventi. Ir supranta, kas yra atsitikę. Kiti žmonės pamata tos guru, susižavėjais, jie nori patapti tokie kaip tie guru. Žinot, kas jiems atsitinka? Jie tada pradeda kažkaip tai ten pasižiūri, kaip čia tie guru viską daro, prisitaika ir pradeda, kaip sakant, nu, tokie, kaip, gal, sakykime, tokia lempa, kažkokia dūra stumt, kad jie irgi yra čia guru, jie čia tave kažką pamokins, tau parodys, ten tave, žinai, šventų padarys, tada ką nors ten jogos pamokins, arba tau rebefingą, žinai, parodys, ir tu čia nušvisi ir, žinai, tokiu būdu gali pelnytis, tie guru įgyventi. Na, kam pasakysiu, žinai. Matot, čia visiems tiem dar perduodu, kurie norit patapti guru, čia yra jums dabar tokį tipsą duosiu. Matot, kitiem nelabai pasiseka, ten, pavyzdžiui, banda, jų kažkaip kaip nesek, taip kažkaip nieksi nesek. Neseki. Gaunas, kad kelius kokius 5 ten tos pagrindinius sek, tie gali iš to gyventi, o jūs kur bandot tapti visokie tie fake, žinai, tie guru, žinai, niekaip jums ten nesisek kažkas ten ir negalit už to gyventi, ne? Nu, atsirado, žinokit, naujas rytis. Supranta, kai yra daug konkurencijos tarp tų visų gurų, žinai, tai čia sunku yra, žinai, įsilaikyti, ne, aš suprantu, nebeužtenka pinigų, tam pradeda panikuoti. Perduodu tiem visiems fake gurų, kurie norit patapti fake gurų, yra nauja tema. Žiūrėkit, matot, ten vieni šviesą ved, kiti jogas ten daro, treti ten dar kažką jums, rebefinkus ruoda, dar ką nors, kiti šamaninius kažkokius ėmimus. Dabar yra nauja tema. Tiem visiems, kuriem gurų jums neišėję, yra laisva rinka, kur uždirbsit nemažai pinigų. Tai yra grąžinti žmonės atgal į mėsos valgymą. Jūs, žinai, kaip pasakykit, kad nieka čia tas veganizmas neveik, sveiks čia, kaip sakant, vaisius valgydams nebūsi, žinai, kaip sakant, ir mums reikia valgyti viską, į gyvūnus, į tuos. Ir suprantate, ir kadangi dabar rinkui nėra tokių gurų, kurie jumis atgal vėl vedi tą sąmonę, kad reikia valgyti tos gyvūnus, kad čia viskas buvo gerai, kad čia jumis kažkur net ten vedė tie veganizmai, čia durniukai. Jūs, ir suprantat, ir jumis pradės klausytis tam tikrą publiką, ir sekti iš jūsų paskos, ir pradės tie veganai vėl valgyti mėsas, ir iš paskos jūsų sekti jumis, jūs visi vėl pradėsit valgyti mėsas, ir patapsim visi, supratom, kad mes čia kvailiai buvom, kad mes čia nevalgiam tų mėsų. Ir suprantate, kadangi jūs būsit patys pirmieji, tie tokie nauji, tie guru, kurie jumis grąžini mėsos valgymą, jūs būsit pasisekę labai. Nu, suprantate, nėra konkurencijos dar nieks neveda atgal į mėsos valgymą. Tai visi, kurie norit naujų gurų, kažkokį uždirbti pinigų, tai žinokit, pradėkit visi vesti žmonės į mėsos valgymą atgal. Nes ten laisva rinka yra da. Gurų jūs. Kaip pasimatėm. Čia tai geras, ne?